Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė. Lietuvos Respublikai 2004 metais gegužės 1 dieną įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvoje buvo patvirtintas Europos Sąjungos finansavimo mechanizmas, bendrasis programavimo dokumentas, kurio viena iš priemonių buvo lyder pobūdžio priemonė. Šioje priemonėje pareiškėjais galėjo būti tik vietos veiklos grupės. Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė įsikūrė 2004 m. rugpjūčio 19 dieną. Vietos veiklos grupė įkurta partnerystės principų iš mažiausiai 3 sektorių – kaimo bendruomenių, valdžios atstovų ir verslo atstovų. Nuo 2004 metų rugpjūčio 19 dienos prasidėjo vietos veiklos grupės projektinė veikla, kurios dėka šiandien skaičiuojame milijoninės investicijas į Kaišiadorių rajono kaimiškasias teritorijas. Vietos veiklos grupės projektinė veikla susideda iš 12 projektų teiktų ne tik pagal lyder pobūdžio priemonės. Vietos veiklos grupė stengiasi sudalyvauti ir kitose rėmimo fonduose, todėl šiandien turime apie 10 milijonų litų skirtų rajonui. Didžiausias projektas – vietos plėtros 2008–2014 metų strategija. Strategija turi 4 prioritetus. Pirmasis prioritetas skirtas verslo atstovams, antrasis prioritetas skirtas nevyriausybinėms organizacijoms, savivaldybei, investicijos susijusios su visuomeninės paskirties pastatais. Trečiasis prioritetas skirtas nevyriausybinėms organizacijoms, savivaldybei, investicijos susijusios su viešosiomis erdvėmis žeme. Ketvirtasis prioritetas skirtas nevyriausybinėms organizacijoms, savivaldybei, investicijos susijusios su etnokultūros paveldo išsaugojimu ir tradiciniais amatais. Iki šios dienos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė yra paskelbusi 3 strategijos kvietimus susijusius su vietos projektų pateikimu. Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pirmasis kvietimas buvo skirtas verslo atstovams. Gauti 5 vietos projektai, reikalavimus atitiko 2 vietos projektai, sėkmingai įgyvendinti 2 vietos projektai. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė Vėjų fėja įgyvendino projektą Vaikų turistinės etnografinės stovyklos Žemyna plėtra. Projekto vertė kiek daugiau nei 130 000 litų. Gavus paramą, projekto metu įrengta vaikų žaidimo aikštelė, keramikos krosnis, medžio pavėsinė, įsigyti stovyklos baldai, stovyklos veiklai reikalinga buitinė ir kita įranga, kompiuteris, skalbyklė, orkaitė, krūmapjovė, teritorija aptverta tvora, pastatyta lauko pavėsinė, įrengta nuotekų valymo sistema, įsigyti dviračiai. Pareiškėjas Virginija Šliužienė įgyvendino projektą Virginijos Šliužienės verslo plėtra. Projekto vertė kiek daugiau nei 93 000 litų. Gavus paramą, projekto metu pastatytas priestatas, įsigyti baldai. Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės antrasis kvietimas buvo skirtas nevyriausybinėms organizacijoms. Savivaldybei buvo gauti 26 vietos projektai. Paramos sutartis pasirašė 12 vietos projektų. 9 vietos projektų pareiškėjai – kaimo bendruomenės. 1 vietos projekto pareiškėja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. 2 vietos projektų pareiškėjos – švietimo įstaigos. Šiuo metu antrojo kvietimo vietos projektus įgyvendina šios kaimo bendruomenės. Anglininkų bendruomenė įgyvendina projektą Anglininkų bendruomenės centro remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams. Projekto vertė kiek daugiau nei 212 000 litų. Projekto metu bus suremontuoti bendruomenės namai, įrengta didesnė salė, kompiuterių klasiai nupirkti specialūs kompiuterių stalai, įsigyti pulo ir futbolo stalai, įrengtas krašto muziejus, įrengta virtuvėlė. Dainavos krašto bendruomenė ateityje įgyvendina projektą Dainavos krašto bendruomenės patalpų remontas ir pritaikymas gyventojų poreikiams. Projekto vertė beveik 250 000 litų.
Visose bendruomenės patalpose bus atliktas remontas, pakeisti langai, sutvarkyta vietinė vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistema, tinkamai įrengti 2 sanitariniai mazgai, pakeistos durys, įrengta scenos uždanga, suremontuoti lauko laiptai, nupirktas įvairių veiklų vykdymui reikalingas inventorius ir įranga, muzikinis centras, akordeonas, 50 kėdžių, 3 stalai, treniruoklis, 4 pastatomos drabužių kabyklos, nešiojamas kompiuteris, daugiafunkcinis spausdinimo aparatas, fotoaparatas, projektorius, ekranas, 20 kėdžių ir stalas teniso salei. Kaišiadorių rajono Antakalnio bendruomenė įgyvendina projektą Antakalnio kultūros namų pastato remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams. Projekto vertė 350 000 litų. Įgyvendinant vietos projektą bus atlikti šie darbai: pakeisti seni kiauri langai ir durys, pakeista stogo danga, kuri šiuo metu yra kiaura, sutvarkyta supuvusių lubų dalis, pakeistos nudažytos trūnijančios grindų lentos, apšiltintos pastato sienos, pakeista neveikianti krosninio šildymo sistema, sumontuotas naujas kietojo kuro katilas, sutvarkyta scenos danga, pakeistos nudažytos supuvusios lentos, sutvarkyta apšvietimo sistema, atlikti kiti reikalingi santechnikos ir apdailos darbai. Kalvių bendruomenė įgyvendina projektą Kalvių kaimo bendruomenės namų pastato rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams. Projekto vertė 350 000 litų. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas pastatas, įsigyta organizacinė technika, baldai, kilimas, buitinė technika, sutvarkyta aplinka. Rekonstruotame pastate bus įrengti bendruomenės susirinkimų kambarys, ekspozicijų kambarys, vaikų kambarys, 3 svečių kambariai bei virtuvėlė. Kruonio bendruomenė įgyvendina projektą Kruonio bendruomenės namų atnaujinimas. Projekto vertė kiek daugiau nei 185 000 litų. Projekto metu bus atlikti patalpų remonto darbai, pakeista grindų danga, suremontuotos lubos, sienos, pertvaros, stogas, atnaujintos vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemos, pakeisti langai ir durys. Įrengta pagrindinė salė bendruomenės veiklai, taip pat konferencijų salytė, valdybos posėdžiams, seminarams, užsiėmimams. Šioje salytėje taip pat vyks kino vakarai. Įsigyta multimedijos įranga. Bendruomenė sustiprins savo materialinę bazę įsigydama baldus ir įrangą. Nemaitonių seniūnijos bendruomenė įgyvendina projektą Mičiūnų ir Varkalių kaimų bendruomenės namų remontas ir jų pritaikymas bendruomenės veiklai. Projekto vertė kiek daugiau nei 185 000 litų. Projekto metu bus atliekami tokie darbai Mičiūnų buvusios pradinės mokyklos patalpose: stogo remonto darbai, lietaus vandens surinkimo sistemos sumontavimas, langų, durų keitimas ir jų apdaila, pagalbinio pastato stogo dangos keitimas. Varkalių buvusios pradinės mokyklos patalpose bus atliekami tokie darbai: langų, vidaus ir išorės durų keitimas, smulkus remontas pirmame pastato aukšte ir viso antrojo aukšto remontas, patalpų dažymas, grindų keitimas, kiti darbai. Lauko sienų apdaila. Paparčių kaimų bendruomenė Viltyje įgyvendina projektą Kaimų bendruomenės Viltyje pastato rekonstrukcija ir pritaikymas jaunimo ir suaugusiųjų poreikiams. Projekto vertė 350 000 litų. Vietos projekto tikslas – remontuoti pastatą, pritaikantį kaimų bendruomenės Viltyje įvairių socialinių grupių asmenų poreikiams, įskaitant ir aplinkinius kaimus. Bus įvykdyti šie būtinieji darbai: apšiltintos statinio sienos, padaryta jų apdaila, įrengtas elektros įvadas, vandentiekis, kanalizacija, sutvirtinti pamatai, įrengtos pirmojo aukšto grindys ir lubos, įrengti tualetai, dušai. Įsigyta stalai, kėdės, vaizdo ir garso, kompiuterinė įranga, skalbyklė.
Vilūnų kaimo bendruomenė įgyvendina projektą Vilūnų kaimo bendruomenės namų pritaikymas bendruomenės poreikiams. Projekto vertė kiek daugiau nei 182 000 litų. Vykdant projektą bus remontuojamos pastato sienos ir grindys, pakeista stogo danga, pakeisti langai ir durys, naujai įrengta elektros instaliacija ir suremontuotas sanitarinis mazgas. Įėjimas į patalpą bus pritaikytas neįgaliesiems. Bendruomenės namams apšildyti bus pastatytas židinys. Siekiant gerinti bendruomenės veiklą bei rūpinantis lankytojų patogumu, bus stiprinama materialinė bazė. Bus įsigyta kėdės žiūrovams, stalai, vaizdo projektorius, garso bei kompiuterinė įranga, scenos apšvietimui reikalinga įranga, užuolaidos scenai, biliardo stalas. Zūbiškių bendruomenė įgyvendina projektą Palomenės kultūros centro Zūbiškių skyriaus patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams. Projekto vertė kiek daugiau nei 205 000 litų. Įgyvendinant projektą bus pakeisti langai, durys, šildymo sistemos radiatoriai ir vamzdynai, elektros instaliacija, grindų danga, nudažytos sienos ir lubos, įrengtas tualetas, dušas, virtuvės sanitarinis mazgas, įsigytos dviaukštės ir viengulės lovos su čiužiniais ir patalynės komplektais, spintelės prie lovų, spintos rūbams, rūbų kabyklos ir kėdės. Įrengta patalpa poilsiui, įsigyta stalai ir kėdės, virtuvės baldai, buitinė technika. Antrojo kvietimo vietos projektą taip pat įgyvendina Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. Kaišiadorių rajono Rumšiškių seniūnijos administracinio pastato patalpų atnaujinimas bei pritaikymas Kaišiadorių meno mokyklos funkcijoms ir bendruomenės poreikiams. Projekto vertė kiek daugiau nei 268 000 litų. Vykdant projektą bus remontuojama dalis Rumšiškių seniūnijos pastato patalpų. Remonte numatyta sienų apdaila, lubų remontas, grindų apšiltinimas ir įrengimas, langų pakeitimas, apdaila, durų sustatymas ir kiti darbai. Vykdant projektą, dalį Rumšiškių seniūnijos pastato patalpų ketinama pritaikyti meno mokyklos funkcijoms ir bendruomenės poreikiams, todėl ketinama įsigyti naujų muzikos instrumentų, baldų, įrangos. Projektus įgyvendina ir Kaišiadorių rajono švietimo įstaigos. Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinė mokykla įgyvendina projektą Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinės mokyklos atnaujinimas, pritaikant kaimo bendruomenės poreikiams. Projekto vertė beveik 290 000 litų. Projekto metu bus atlikti šie darbai: vidaus patalpų grindų remontas, elektros instaliacijos darbai, durų keitimas, sienų pertvarų renovacijos darbai, vandentiekio ir nuotekų mazgų remontas, šildymo sistemos remontas, vidaus apdailos darbai, įsigyti baldai ir kompiuterinė įranga. Kaišiadorių rajono Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija įgyvendina projektą Kaišiadorių rajono Rumšiškių vyskupo Antano Baranausko vidurinės mokyklos Dovainonių skyriaus patalpų remontas ir pritaikymas Dovainonių gyvenvietės bei aplinkinių kaimo gyventojų poreikių tenkinimas. Projekto vertė kiek daugiau nei 290 000 litų. Projekto metu bus atnaujintos Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos Dovainonių skyriaus patalpos ir pritaikytos Dovainonių gyvenvietės bei aplinkinių kaimų jaunimo ir suaugusiųjų poreikių tenkinimui. Įgyvendinus Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės strategijos antrojo prioriteto priemonės, pagerės žmonių bendravimo ir bendradarbiavimo sąlygos. Gyventi kaime bus patogiau ir gražiau. Nebijokime permainų. Mes galime prarasti kažką gero, bet tikriausiai įgysime kažką geresnio. Trečiasis strategijos kvietimas. Po 2 metų mūsų rajone turėtų atsirasti pirmieji nauji ar atnaujinti sporto aikštynai, parkai ar prieigos prie vandens telkinių, amatų centrai ir sutvarkytas etnokultūros paveldas. Nes Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė kvietimo metu, kuris galioja nuo 2011 birželio 1 dienos iki 2011 rugsėjo 30 dienos, sulaukė 56 vietos projektų. Šiuo metu vyksta vertinimas.
Reikia drąsos, kad stovėtum tvirtai, kai kiti atsitraukia ar pasiduoda baimiai. Reikia drąsos, kad paaukotum šiandieną dėl rytojaus. Reikia drąsos, kad rizikuotum žinomu dėl nežinomo. Reikia drąsos, kad paleistum vieną paukštį esantį rankoje, tam, kad gautum 2 ar daugiau tupinčius krūmuose. Ir reikia labai daug drąsos, kad stovėtum vienas ir kovotum už tai, ko nori. Vikas Malkani. Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė.